Šiuolaikinėje odontologijoje, gydant ir protezuojant ir konsultuojant pacientus, labai dažnai susiduriam su tokia problema kaip dantų nusidėvėjimas. Pagrindinė problema dantų nusidėvėjimo, įvardinčiau, tai dantų griežimą arba bruksizmą. Kadangi šiuolaikinėje pasaulyje mus labai smarkiai veikia stresas, o stresas yra tiesiogiai nukraunamas per mūsų dantis. Dėl to dantis gana sparčiai dyla. Šiuolaikinės technologijos mums leidžia atkurti visus nudėvėtus 28 dantis. 28 dantų atstatymas tai yra prarastų kietųjų danties audinių atkūrimas, sukuriant tobulą estetiką ir sukuriant tobulą funkciją. 28 dantų atstatymas susideda iš dviejų etapų. Tai yra laikino protezavimo ir pastovaus protezavimo. Pirmas etapas yra nuimami atspaudai ir siunčiami į dantų technikų laboratoriją. Šiuo etapu yra labai svarbi diagnostika, kadangi 28 dantų atkūrimas daromas atsižvelgiant į labai daug parametrų. Tai yra kreipiamas dėmesys į paciento veido formą, į paciento šypsenos liniją, į paciento akių liniją ir kitus parametrus. Antras etapas yra laikinas protezavimas. Tai yra šiuolaikinės technologijos mums leidžia pernešti situaciją, kurią yra atkūręs technikas dantų modelyje, pernešti į paciento burną laikinų protezų pagalba. Su laikinai atkurtais 28 dantim mes galim išleisti pacientą namo savaitei, mėnesiui, kartais 3 mėnesiam, kad jisai išbandytų savo naujai atkurtą sukandimą. Laikinos konstrukcijos yra pakeičiamos nuolatinėmis keramikos restauracijomis, sukuriant tobulą šypseną ir tiksliai atkuriant funkciją. Visų 28 dantų atkūrimas mums leis sukurti jums gražią šypseną, ženkliai pagerinti jūsų estetinę išvaizdą, bet svarbiausias dalykas tai yra ženkliai pagerinti jūsų kramtomąją funkciją. Atkurti tokią kramtomąją funkciją, kurią jūs kažkada turėjote jaunystėje ir atkurti tokius natūralius dantis, kuriuos jūs kažkada turėjote, netgi neimplantuojant, netgi kartais ir nepreparuojant, nešlifuojant jūsų nuosavų danties audinių.